Ir kai Lenkus jis įsikvietė pačius aštriausius nacionalistus, tam Tomaševskį, tą Okinčicą, pasikenkė ne tik, panašu, kai kas į tiesą daleiskim, bet daugumoj propaganda, melas, šmeižtas. Ir pasikvietė, taigi tu nors iš tautinių mažumų departamento pasikvietė tokį Ažubalį. Nieko nenusimano. Kokį Ažubalį? Jie sugeba net paklausti. Parlamentarą? Jūs reikalaujat pavardys lenkiškom raidėm rašyti lenkiškai. Pasakykit, Suvalkuose Seinuose, kaip lietuviai parašyta pavardys. O kaip kas stovis šalia vyskupo Baranausko paminklo, ogi rodiklė. Nurodyta kelias į tualetą. Niekam nesvarbu. Ar jis paklausė, kada Lenkija pasirašė tarptautinę tautų mažumų konvenciją. Aš tai negirdėjau, nes visą laiką jie tvirtina, Lenkijoje nėra, taigi vokiečiai ir Vokietija, tai skandalą net jiem darė. Kaip jūs vokiečių yra likusių, kodėl jūs sakot, kad nėra mažumų? Už tai, kad nieko neduot, kad engti. O čia turi viską. Aš pažįstu mokytojų, turiu knygelę dovanotą, eilėraščiais apverkė, kaip jį paliko mokyklėlę Šalčininkų rajone, nes jau bijojo, jau baigė į akmenim apdaužyti Lenkai. Ir tas nei vieno klausimo. Kalba, suprantat, užsienio reikalų ministerijos lygiai. Taip, Europoje tokios teisės. Tu pakalbėk, duok atitinkamus jiem klausimus pagal juos. Jis nieko nedaro. Ir širdis atsigavo, kaip eilinis žmogelis. Iš Marijampolės prisiskambino. Aš negalėjau prisiskambinti. Jie nepriima telefonų, jie kontroliuoja, kas ką pasakys. Tai va, tas žmogelis pasakė, ponas Ažubali, kaip jūs drįsot eiti į laidą, nieko šituo klausimu nežinodamas. Sako, o jūs žinot, kas paskutiniu metu Seinuose buvo? Ir jis pasakoja, aš tai nežinau, bet vat jis sako, jis tenkinės toli matyti, jie eina, bendrauja. Sako, lietuviai paėmė tą portretą, kuris keliauja po Lietuvą ir vat jie norėjo tą Šiluvos Marijos keliaujantį portretą, nors kuriam laikui įnešti į Seinų katedrą, pagerbti ir vyskupą Baranauską kartu ir viso to krašto lietuvis, jubiliejiniai metai Šiluvos. Tai sako, kunigas klebonas pasitiko ir pasakė, ką, kokia čia Marija? Mes turime Mariją, čia ne Marija. Jūsų Marija mums nepriklauso, mes nepripažįstam jūsų Marijos ir išvijo. Tai va, eilinis žmogelis daugiau už Kauno seimūnus žino. Kur mes einam? Gerai Čiurlionis klausė, viešpatie, apšviesk mūsų kelią. Mes klaidžiojam, nežinom, nerandam tikrojo kelio. Tik aš jį pasitaisyčiau, nenorim tikrojo kelio, o žingsnelis po žingsnelio, kai to linksmoj dainelė nuo kalnelio atgalio. Vot ir priėjom atgalio. Niekam į galvą neteina sujungti, kodėl reikėjo Paksui būtinai
vartoti keiksmažodžius, daryti skandalus, kad būtinai būtų žemaičių plentas jų valdžioj. Kodėl, vyrai, aš jūs klausiu, kodėl? O man šiandien aišku. Kodėl Lenkai, juk čia Trojos arklys, visokias įmonės, visokias fabrikus, čia suteikia, lenda ir viską, o neduok Dieve, kad neįsipildytų mano sielos skausmas. Ne tokia linija, o tokia du slavai nepasidalintų. Vot ir žemaičių planas, kelias reikalingas šiaurė, o už kitiems slaviukam reikalingi pietus, Nemunu plaukti, dėl ko jie ir pinigus klojo, Entantis. Paryžius išdavė Prancūziją išdaviką. Ai, atleiskit, nuklydau. Atklydau.